Sveikos, mielos konsultantės ir pardavimų direktorės. Šiandien mano tema yra komandos kūrimas ir efektyvus verslo interviu. O šiandieną sveikinuosi su jumis aš, Erika Stankevičiūtė, nepriklausoma Amerikiai pardavimų direktorė. Kaip pardavimų direktorė esu jau 3 metai, kaip konsultantė esu beveik 6. Tai šiandieną iš tiesų mano tema yra komandos kūrimas ir efektyvus verslo interviu. Šita tema yra man gana artima ir šitą temą esu labai stipriai įsimylėjusi, todėl labai noriu ją su jumis pasidalinti ir labai noriu pasidalinti savo patirtimi ir savo patarimais, kurie, manau, jums atneš sėkmę kompanijoje Amerikai. Praėjusiais seminariniais metais patekau tarp 4 geriausių lietuvaičių, rekrutorių lietuvaičių, kurios pavardė buvo seminare Dalase. Tai labai tuo džiaugiuosi ir tikrai tikiu, kad galiu pasidalinti būtent savo patirtimi, kaip tinkamai pakviesti žmonės į komandą ir ką padaryti, kad būtų komanda stipri. Tai šiandien apie efektyvų verslo interviu ir komandos kūrimą. Iš tiesų, Amerikiai tai yra tinklinio marketingo verslas. Ir pagrindinė klaida, kurią dažniausiai daro konsultantės, tai mano, kad tinklinis marketingas ir Amerikiai tai yra tiesioginiai pardavimai. Tai yra tiesioginiai pardavimai, kur tiesiog jūs galite užsisakyti produktą, jį pardavus pasimti 40% pelno. Taip, tai irgi yra tiesioginiai pardavimai. Tačiau, jeigu jūs norite sukurti stiprų verslą, tai visgi Amerikiai yra ne tik apie tiesioginius pardavimus. Amerikiai yra tiesioginiai pardavimai plus tinklinis marketingas, plus komanda. Ir komanda Amerikiai tai yra raktas į sėkmę. Ir kodėl aš pati pasirinkau šitą verslą ir kodėl pradėjau jį vystyti, tai pagrindinė priežastis buvo ne ta, kad aš galiu pasimti pinigus čia ir dabar, ne ta, kad aš nuolatos norėsiu dirbti, arti, daug daryti, kad tik tai tuo metu turėčiau daug pinigų, bet aš iš tiesų pasirinkau šitą verslą vien todėl, kad aš galėčiau susikurti savo konsultančių, galima netgi pasakyti imperiją, susikurti tokį stabilumą, kad po 10 metų mano komandoje būtų ir direktorių, ir konsultančių, ir kiekviena iš moterų siektų daryti tą patį, ką darau ir aš. Ir man šitas darbas žavi. Tai yra apie įkvėpimą, apie motyvaciją, apie tobulėjimą ir apie tai, kaip uždirbti gerus pinigus kompanijoje Amerikiai. Tai šiandien apie tai ir pakalbėsime. Ir iš tiesų komanda tai yra jūsų ateitis. Jeigu jūs šiuo metu užsiemate tiesioginiais pardavimais, tai jūs visada turėsite ir dirbti. Visą laiką faktas, kad reikės dirbti, bet tas darbo pobūdis nesikeis, jis bus nuolatos toks pats. Ir tiesioginiai pardavimai atneš pinigus tik tai čia ir dabar. Taip, jūs galite kažkiek tai susikurti lojalių klienčių bazę, tačiau šiais laikais, kai konkurencija yra labai didelė, tai tikrai nebus tame stabilumo. Ir jeigu jūs norite stabilumo, jeigu jūs norite uždirbti pinigus kompanijoje Amerikiai, jūs turite pradėti kurti komandą. Ir ne veltui sakau, kad komanda yra ateitis. Kuo daugiau žmonių, tuo didesnė komanda, tuo daugiau žmonių pradeda duplikuoti ir daryti tai, ką jūs jau darote pati šiuo metu. Ir ne tik tai, kad jūs keičiate savo gyvenimo kokybę, bet jūs tuo pačiu keičiate ir kitų žmonių gyvenimo kokybę. O tai ir yra apie Amerikiai. Tai yra apie moterų gyvenimo kokybės pokyčius. Ir tai žavi. Pasižiūrėkite į save, kaip jūs atrodėte pačioje pradžioje, kaip Amerikiai konsultantė ir kaip atrodote dabar. Kokias didžiulės galimybės Amerikiai kompanija atnešė jums į jūsų gyvenimą. Pasižiūrėkit, kaip jūs pasikeitėte per tuos metus, kol esate konsultantė. Ir tai nėra vien apie tai, kaip uždirbti pinigus man. Tai yra ir apie tai, kad dalinkitės tuo geru, ką jūs turite šiuo metu. Ir kai jūs nuolatos dalinsitės galimybėmis, nuolatos dalinsitės tuo džiaugsmu, kurį jūs gaunate kompanijoje Amerikiai, jūs pamatysite, pas jūs ateis sėkmė. Nes jūs dalinsitės iš savęs, iš to džiaugsmo, iš to, kad jums gera būti Amerikiai konsultantė. Ir jūsų ratas aplink jūs
taip pat norės tapti Mary Kay konsultantėmis. Ir tame ir yra fainumas Mary Kay. Tai yra dalinimasis. Tai yra ne apie tai, kad kaip man sumedžioti kuo daugiau konsultančių, tai yra apie tai, kaip man pasidalinti tą gerą emociją, tuo visu geru, ką aš turiu kompanijai Mary Kay su kitais. Ir kai jūs pradėsit dalintis tuo, ką jūs turit faino ir gero Mary Kay, jūs pamatysit, kokie faini žmonės pas jūs ateis į komandą. Bet tai yra tik tai apie motyvaciją. Apie įrankius dabar ir pakalbėsim. Ir iš tiesų, jeigu jūs tik tai esate pradėjusi veiklą kompanijoje Mary Kay, labai svarbu atsiminti, kad pačioje pradžioje akcentas turi būti ne konsultančių kokybė, ne naujos konsultantės išvedimas į direktorę, bet pačioje pradžioje pradėjus verslą labai svarbu kiekybė. Labai svarbu kiekis žmonių, kurį jūs surenkate į savo komandą. Ir kai jūs turėsite pakankamą kiekį žmonių, tada galėsite vystyti iš to kokybę, nepamirštant atlikti savo darbą. Tai ką tuo noriu pasakyti? Jeigu jūs per mėnesį pakviesite vieną komandos narį į savo komandą, jūs iš to rezultato neturėsite. Jūs nuolatos fokusą dėsite ant tos naujos komandos narės, jūs nuolatos ją kviesite daryti verslą, galbūt nuolatos kviesite užsakinėti produktus. Ir vieną dieną ta moteris pasakys, ačiū Erika, aš nebenoriu, jūs daugiau prie manęs nelįskit. Todėl pačioje pradžioje labai svarbu vystyti kokybę. Labai svarbu tiesiog konkretus konsultančių kiekis jūsų komandoje. Ir aš netgi tai pasakysiu. Jeigu jūs norite Mary Kay užsimti kaip hobiu, jūs turite laikytis superžvaigždės ritmo. Tiesioginiai pardavimai plus komanda. Tai reiškia 18 bazinių vienetų apyvarta kas ketvirtį ir 5 naujokai. Jeigu jūs norite į Mary Kay žiūrėti kaip į rimtą tinklinį marketingo verslą, tai jūs šitoje vietoje turite akcentą dėti ant pardavimų kamanės plus 5 naujokai kas mėnesį. Ir paskaičiuokime, jeigu jūs šiuo metu tik tai pradėjote ir tapote naujai iškepta konsultantė ir pradėsite kviesti po 5 komandos narius kas mėnesį, po metų laiko jūs turėsit savo komandoje 60 žmonių. Ir nuo to jau gali prasidėti rimtesni pinigai kompanijų Mary Kay. Tai kalbant apie komandą ir komandos kūrimą, nepamirškite, labai svarbu laikas ir labai svarbu kantrybė. Labai svarbu tikėti tuo, ką jūs darote, dalintis galimybėmis ir nepamiršti padaryti darbo iki galo. Pas jūs negali būti galvoje abejonių. Pas jūs galvoje turi būti tik tai noras dalintis ir noras pasiekti savo tikslą iki galo. Kiekvieną mėnesį po 5 naujas komandos narės. Po metų jūs pamatysite, kur jūs tai nuves. Ir labai rekomenduoju kiekvienais metais laikytis to ritmo. 5 naujos komandos narės per mėnesį ir jūs turėsite sėkmę kompanijoje Mary Kay. Tai yra irgi Mary Kay mūsų kompanijos įkūrėjos išmintis. Ir merginos, kai jūs išmoksite daryti pačios, kai jūs išmoksite kiekvieną mėnesį kviesti komandos narius, kai jūs išmoksite kiekvieną mėnesį juos užregistruoti, kai jūs išmoksite daryti pardavimus ir kai parodysite pavyzdį savo žmonėm, tada jūsų žmonės pradės daryti tą patį ir įvyks būtent jūsų verslo dublikavimas. Ir tai yra apie komandos kūrimą, apie tai, kaip sukurti stiprią komandą ir apie tai, kaip padaryti ne tik tai kiekį, bet ir kokybę, kaip turėti stiprų tinklinio marketingo verslą. Ir tai yra labai svarbu. Ir merginos, kai jūs išmoksite daryti pačios, pamatysite, išmoksite ir išmokyti to žmonės, kitus žmonės. Ir tada jūsų komanda bus tikrai stipri. Ir merginos, aš visada stengiuosi dirbti 2 lygiais. Vienas iš lygių yra verslo interviu. Tam, kad žmonės pas mane ateitų į komandą, aš turiu pravesti verslo interviu. Tam, kad žmonės pradėtų daryti karjerą ir aš pradėčiau kurti stiprią komandą, aš turiu pravesti interviu į verslą. Ir aš visada dirbu šitomis 2 kryptimis. Verslo interviu metu
Aš dažniausiai akcentuoju sau viduje, tai kiekybę. Tai verslo interviu metu man yra labai svarbu, kad tiesiog moteris ateitų pas mane į komandą. Tai yra pagrindinis akcentas, ką aš turiu padaryti. Tiesiog pakviesti vien dėl kiekio. Ir aš dar truputėlį praplėsiu, kaip aš darau verslo interviu, kaip aš darau interviu į verslą, bet pačioje pradžioje verslo interviu pas mane yra tiesiog kiekis. Aš stengiuosi kiekvieną moterį pakviesti tiesiog į savo komandą, pasidalinti galimybėmis. Tai reiškia, kad jos naudotų produktus tikrai geresnę kainą, kad jos galėtų pasidalinti tomis galimybėmis su savo artimaisiais, su savo šeima, su savo draugais, kad turėtų galimybę naudoti daugiau produktų ir kad būtų pilnai Mary brendo ambasadorė. O interviu į verslą tai yra dėl kokybės, tai yra dėl mano pačios stiprios komandos kūrimo. Interviu į verslą metu aš stengiuosi išgauti kokybę. Tai reiškia, kad pakviečiu žmogų į verslą. Ir aš visada dirbu būtent dviejais būdais. Labai retai, kada dirbu pirmo susitikimo metu, siūlau žmogui į verslą. Tai yra retas variantas, kada taip darau. Dažniausiai siūlau žmogui verslą tik tai interviu į verslą metu. Tai reiškia, jau kai žmogus pas mane tampa naujokė, tampa nauja konsultantė, tik tai tada aš pakviečiu ją prie kavos puodelio ir pravedu jai interviu į verslą. Apie tai dar truputėlį papasakosiu vėliau. Bet dabar užduotis merginos jums. Jeigu jūs norite turėti efektyvų verslo interviu, jeigu jūs norite pradėti kurti stiprią savo komandą, pirmiausia užduotis – aprašykite savo tobulą konsultantę. Tai būtinai šitą užduotį pasidarykit, pasimkite naują baltą popieriaus lapą ir užrašykite mano tobula konsultantė. Aprašykite, kaip jinai atrodo, kaip jinai rengiasi, kokia plaukų spalva, kaip jinai gali atrodyti, ar ne, ir kaip jinai turėtų būti, kokia jinai turėtų būti, kokios jos charakterio savybės, kokie jos bruožai. Viską aprašykite detaliai, kaip norėtumėt, kad atrodytų jūsų konsultantė. Ir paslaptis tame, kad kai jūs ieškosite naujų žmonių dėl kiekio, jūs visada mintyje turėsite tą savo tobulą konsultantę. Ir jeigu jūs pamatysite gyvai tą tobulą konsultantę, jūs tikrai nueisite ir pakviesite ją prie puodelio kavos interviu į verslui. Tačiau, beieškodama tos tobulos konsultantės, jūs galėsite pakviesti labai daug žmonių šalimais, tam, kad būtų jūsų komandai. Ir galbūt ne visi žmonės bus tie žmonės, kurie norės daryti karjerą kompanijoje Mary, tačiau visi tie aplinkui žmonės, jie galbūt bus puikūs vartotojai savo. Galbūt puikūs bus, kurie parduos produktus ne tik savo, bet ir savo šeimai ar artimiesiems. Bet kai aprašysite tobulą konsultantę, jūs tikrai žinosite, kokios tobulos konsultantės ieškoti. Ir tada bus labai paprasta, labai paprasta kurti komandą ir labai paprasta vesti interviu į verslą. Kitas momentas, ką jūs turite dar padaryti, tai vizualizuokite, kaip atrodys jūsų komanda po metų. Užsimerkite ir pagalvokite, kaip atrodys jūsų komanda po metų. Labai gerai atsimenu šitą pratimą ir net šiluma per kūną pereina kiekvieną kartą, kai pagalvoju, o kaip aš norėčiau, kad mano komanda atrodytų po metų. Aš matau visus žmonės, kurie ir kaip jie atrodo, kokia energija yra tų žmonių, kaip jie elgiasi, kaip jie bendrauja, kuo jie užsiema, kokius galbūt papildomus darbus dirba. Koks procentas žmonių iš tos visos mano komandos daro verslą, koks procentas žmonių papildomai uždirba iš Mary, koks procentas žmonių yra vartotojai savo. Ir tai yra labai fainas jausmas. Tai merginos, antra užduotis jums, vizualizuokit, kaip atrodys jūsų komanda po metų. Vizualizuokit, kaip atrodys tie 60 žmonių lygiai po metų. Ir kai jūs vizualizuosit, kai jūs matysit tą vaizdą, kai jūs perjausit viduje tą vaizdą, kad aš matau, kad dabar po metų yra taip ir taip, jūs pamatysit po metų tą ir turėsit. Nes ta vizualizacija įstrigs jūsų galvoje
ir jūs kiekvieną mėnesį, kai ieškosit naujų komandos narių į savo komandą, jūs visuomet matysit tą vaizdą, tą vizualizaciją ir jum tiesiog norėsis dalintis ir norėsit padaryti tą vizualizaciją realybe. Todėl jums bus daug lengviau kviesti žmones į komandą. Trečias dalykas, tai pačioj pradžiai pasikartosiu, darykite kiekį. Tai yra verslo interviu. Tai va dabar labai trumpai papasakosiu apie verslo interviu. Kaip aš jį darau ir kaip aš kviečiu moteris prisijungti prie mano komandos. Pirmas momentas, ką aš visada darau, tai aš visada stengiuosi suorganizuoti gyvus susitikimus su moterimis. Jeigu aš negaliu suorganizuoti gyvos susitikimo, gyvos pamokėlės su moterimis, tuomet stengiuosi suorganizuoti mikropartį. Tai trumpas susitikimas su nauja moterimi prie kavos puodelio ir išsiaiškinti moters poreikį. Kai aš išsiaiškinu moters poreikį, pavyzdžiui, pigmentacija, raudonis ar kiti dalykai, kas jai yra aktualu, aš visada pirmiausiai rekomenduoju moteriai įsigyti produktus. Ir kai moteris įsigyja produktus pas mane, aš ją atidedu jos asmeninę kortelę į atskirą krūvelę ir atidėjus tą asmeninę kortelę į atskirą krūvelę, aš žinau, kad jinai pradėjus naudoti produktus, jinai pajaus rezultatą ir efektą. Nes aš rekomendavau jai tuos produktus, kurie tikrai duos jai rezultatą. Ir po poros savaičių arba po mėnesio aš tai moteriai paskambinsiu ir paklausiu, kaip sekasi naudoti produktus. Ir greičiausiai jinai jau bus pamačiusi rezultatą. Ir kai moteris jau bus pamačiusi rezultatą, aš tada jai pasiūlysiu prisijungti prie mano komandos. Tai aš stengiuosi visada daryti taip. Pirmiausiai parduodu produktą, leidžiu klientai panaudoti tą produktą, pamatyti rezultatą ir tik tai tada kviečiu į komandą. Ir stengiuosi visada laikyti šito plano. Pirmas susitikimas su kliente pardavimas, antras susitikimas su kliente kvietimas į komandą. Ir kai vyksta kvietimas į komandą, vėl aš stengiuosi išsiaiškinti poreikį. Pirmiausiai supažindinu su produktais, pirmiausia uždedu akcentą, kurie produktai jai būtų reikalingi, kad išspręstų tam tikras problemas ir bandau įsiklausyti į ją. Bandau klausyti, ar jai būtų aktualu galimybės merkiai, ar jai būtų aktualu tiesiog naudoti produktus geresnę kainą. O galbūt jinai turi labai daug draugių ir jinai yra labai aktyvi, kur būtų tobula konsultantė, kur galėtų visom savo draugiam rekomenduoti visus produktus ir jos visos draugės būtų pačios geriausios jos klientės. Ir visada stengiuosi klausytis ir įsiklausyti į moters poreikį. Ir kai įsiklausau į moters poreikį, aš tada žinau, kokias galimybės jai pasiūlyti. Kaip dažniausiai atrodo mano verslo interviu. Tai po viso to antro susitikimo aš dažniausiai paklausiu moters tokio labai paprasto ir lengvo klausimo. Ar jums patinka naudoti Mary-Kay kosmetiką? Ar jums faina? Ar jūs matote rezultatus? Ir dažniausiai moteris atsako taip. Ir tada aš moterį kviečiu į komandą. Ir aš pasakau, tarkim, moteris yra bendraujanti, labai faina, turi ten labai platų draugių ratą, tai aš tai moteriai pasakau. Žiūrėkit, jūs man labai patikot nuo pat pirmo karto. Jūsų energija, jūsų stilius, jūsų užsivedimas. Tiesiog aš pažiūrėjau jūs ir pagalvojau, kaip aš norėčiau tokios moters į savo komandą. Todėl jūs labai noriu pakviesti į savo komandą tapti Mary-Kay grožio konsultante. Ir tapdama Mary-Kay grožio konsultante, jūs turite 3 pasirinkimus. Jūs galite tapti tiesiog vartotoja savo ir jūs galite naudoti produktus savo ir savo šeimai ir tiesiog tuo mėgautis ir džiaugtis ir teptis nuo galvos iki kojų visais produktais ir kosmetika ir dovanom ir viskuo. Arba jūs galite tapti konsultante, vartotoja savo ir tuo pačiu kažkam kažką pasiūlyti. Galbūt savo draugiam pasiūlyti įsigyti tuos produktus, kurie jums patinka. Galbūt pažįstamim parodyti tuos produktus, kurie jums patinka. Na, o trečias variantas tai yra daryti tą patį, ką darau ir aš. Ir jūs, tapdama ir prisijungdama prie mano komandos, būtent turite 3 šitas galimybės. Kaip jūs manot, kuri galimybė jums pačiai tiktų labiausiai? Ir tada moteris pasako, kas jai būtų artimiau.
Ir dažniausiai po pirmo karto moteris sako, ne, jau aš tai tikrai nepardavinėsiu. Na, manau, kad didžioji dalis ir jūsų tą patį sakėte pirmo susitikimo metu. Ir tada aš moteriai sakau, tai gerai, tai jūs galite nepardavinėti, bet jūs galite tiesiog naudoti kosmetiką labai gerom sąlygom ir būti Mary Kay brendo ambasadorė. Tiesiog naudoti viską savo ir kūnui, ir veidui, darytis procedūras ir turėti labai geras kainas. Ar jums šitas variantas tiktų? Ir tada moteris dažniausiai sutinka. Ir tam, kad jinai pasimtų visą pradinį startinį rinkinį, labai svarbu išsiaiškinti vėlgi poreikį, kokių produktų jai reikia. Ir mes išsiaiškinam visus produktus, kuriuos jai reiktų sudėti į krepšelį. Ir po viso to aš paklausiu dar vieno klausimo. Kaip naujai prisijungdama konsultantė jūs turite išskirtinę galimybę prisidėti produktų su 50% nuolaida? Ar norėsite papildomai prisidėti produktų, kuriuos norėsite parduoti arba kuriuos norėsite naudoti savo ir savo šeimai? Ir tada moteris dar pagalvoja, ar norėtų dar ką nors prisidėti prie savo viso rinkinio. Tai šitas momentas ir visada būtent tokiu būdu aš moteris kviečiu prisijungti į savo komandą. Jeigu aš matau, kad man labai reikia žmonių, tiesiog dėl kiekio, aš kartais skambinu savo klientėm ir sakau, žiūrėkit, aš darau labai didelį tikslą ir man labai trūksta vienos komandos narės į savo komandą. Aš labai noriu jūs pakviesti į savo komandą ir jūs vėlgi turėsite 3 galimybės. Ir papasakoju apie tas 3 galimybės, moteris išsirenka, kuri galimybė jai yra reikalinga ir jinai patampa komandos nare. Viskas stengiuosi labai paprastai, labai lengvai ir be jokio spaudimo kiekvienai klientai ir kiekvienai konsultantai. Visada stengiuosi išsiaiškinti poreikį ir padaryti taip, kad ta moteris būtų pati svarbiausia. Kai moteris patampa jau mano komandos nare, aš visada padarau patį svarbiausią darbą. Tai supažindinu su visais privalumais Mary Kay, paaiškinu, kaip pasidaryti užsakymus, prijungiu prie savo grupės, supažindinu su kitomis konsultantėmis, asmeniškai įteikiu startinį rinkinį, asmeniškai papasakoju apie visas mūsų bonusų sistemas ir apie viską, ką galima gauti kompanijų Mary Kay, ir kaip vartotoja savo, ir kaip papildomai, sakykime, užsidirbti. Ir jeigu aš matau, kad ta moteris nori eina į kalbą, jeigu aš matau, kad su ta moterim faina bendrauti, jeigu aš matau, kad jinai aktyvi, ir jeigu aš tiesiog pajaučiu, kad aš labai norėčiau, kad jinai darytų šiek tiek daugiau, negu kad tik naudotų savo, tada aš moterį kviečiu interviu į verslą. Ir interviu į verslą metu aš ją pasikviečiu prie kavos puodelio, mes susitinkame kur nors kavinėje, aš pasiemu seminaro brošiūrą ir jau tada mes bendraujame ir kalbamės apie Mary Kay kompanijos galimybės. Pirmas žingsnis konsultantės žvaigždės programa, antras žingsnis superžvaigždės programa, o trečias žingsnis jau tada žiūrime pagal situaciją. Ir aš neturiu konkretaus skripto, neturiu konkretaus užrašymo, kaip aš kviečiu kiekvieną moterį į savo komandą. Konkrečius akcentus akcentuoju, 3 dalykai, ką galiu pasiūlyti, ar ne? Visada pagiriu moterį, visada pasakau, kodėl aš noriu, kad jinai būtų mano komandoje, visada pasakau, kuo jinai būtų pravarti mūsų komandoje, tačiau stengiuosi su kiekviena moterim bendrauti atvirai, paprastai ir taip, kaip yra iš tiesų. Jeigu man trūksta žmogaus įvykdyti tikslą, na pavyzdžiui, superžvaigždė, ar ne, trūksta vienos naujokės. Aš tiesiog pasiemu savo klienčių korteles ir pasižiūriu, kokią norėčiau moterį pakviesti savo komandą ir tiesiai šviesiai skambinu ir sakau, žiūrėkit, man trūksta vienos moters tam, kad aš įvykdyčiau tą tikslą. Ir aš labai norėčiau jums suteikti galimybę turėti visas fainas Mary Kay konsultantės galimybės ir tuo pačiu jūs prisidėtumėt prie mano tikslo. Ir tikrai tos moteris labai mielai ir noriai pasirašo. Bet šitoje vietoje yra labai svarbu jūsų energija, jūsų užsispyrimas ir jūsų tikslas. Labai svarbu tai, ką jūs norite įvykdyti. Ir jeigu jūs kiekvieną momentą nuspręsite, kad norite įvykdyti tą ir tą, norite padaryti tą ir tą,
ir jūs padarysite bet kokiu atveju iki galo tai, ką jūs norite įvykdyti, jūs pamatysit, jūs turėsit rezultatą. Ir iš esmės, merginos, labai svarbu suprasti, kad pirmo verslo interviu metu nereikia tikėtis, kad moteris iš karto taps konsultantėmis žvaigždėmis, nereikia tikėtis, kad iš karto taps superžvaigždėmis ar direktorėmis, tačiau iš esmės mūsų darbas yra supažindinti kiekvieną moterį su visomis galimybėmis, kurias Merki kompanija gali suteikti. Ir kai jūs supažindinat su visomis galimybėmis, kurias Merki kompanija gali suteikti, jūs leidžiate tom moterim rinktis. Ir kai jūs leidžiate tom moterim rinktis, jos mielai pasirenka joms tinkamą būdą. Ir vienom reikia laiko, vienom reikia panaudoti produktus ilgesnį laiką, pabūti tiesiog vartotoja sau ir po kurio laiko moteris pajaus, kad norėtų kažką čionai nuveikti šitoje kompanijoje, o kitos moterys tiesiog norės būti visą laiką dėl savęs. O kai kurie, galbūt jūs eidama gatvėje pamatysite tą savo tobulą konsultantę ir jai pasiūlysit prisijungti prie verslo, daryti rimtą verslą Amerikai. Ir galbūt tai bus jūsų sėkmingas bandymas. Tai merginos niekada nežinot, kuri moteris bus ideali, bet labai svarbu jūsų tikslas ir labai svarbu tiesiog pačioj pradžioj kviesti moteris į komandą dėl kiekio, o tik po to ieškoti kokybės. Tai merginos, mano patarimas yra toksai, labai linkiu sėkmės kiekvienai iš jūsų ir linkiu išsikelti tą labai gerą tikslą - 5 naujokės per mėnesį. 5 naujokės per mėnesį, kiekvieną mėnesį ir po metų jūs jau turėsite 60 naujų komandos narių. Ir dalinkitės tuo, ką turite gero Merki kompanijoje ir pamatysit, nerealios moteris prisijungs prie jūsų kompanijos ir prie jūsų komandos. Ir tikrai turėsite užtikrintą sėkmę. Tai sėkmės jums visoms.